Taigi sveiki visi, su jumis ir vėl aš Tomas ir jūs šiandieną žiūrite naują mano Winterbitterio epizodą. Šiame epizode labiau pasakosiu apie atsinaujinimus, apie ką padariau per tą laiką, kol nekūriau video. Tiesiog papasakosiu, ką perdažiau, ką sutvarkiau ir panašiai. Tai žiūrim toliau. Taigi pirmas dalykas, nuo ko pradėjau tvarkyti automobilį, tai išvežiau ignaliną, kad sutvarkysiu, kurie žmonės supranta tai, kurie moka dažyti ir panašiai. Tai man viską atlankstė, atitampė kaip turi būti normaliai aiždžiai. Taip pat atitampė sparną, nes jis buvo labai sulankstytas, bet tiesiog nebuvo verta pirkti naujo, tai jį atlankstė. Paskui sekė visko perdažimas, tai perdažė dešinės pusės sparną, perdažė priekinį ūsą, priekinį buferį ir taip pat bagažinės dangtis. Jisai buvo šiek tiek irgi lenktas, tai jie atlenkė ir perdažė, kad būtų tvarkingi. Aš noriu vis tiek gražios mašinos, nes nežinau, kada galiu ją pardavinėti. Po to pasižiūrėjau, kad pas mane laidai visi pragrūžinti, tokie pradraskyti ir vienas su kitu liečiasi. Tiesiog pabijau, kad važiuojant, tarkim, man jinai užsidegs tą mašiną. Tai visus laidus aš persiviniau naujai į izoliaciją. Dabar tvarkingai, visi atskirai kaip turi būti, nes bet kurią minutę galėjau tik mašiną realiai. Man tiesiog pasisekė galbūt, arba ten nebuvo labai kažko rimto. Tai tiek atnaujinimų dabar. Ką, liko tiesiog nusipirkti plasmasę, va šitą vietą. Taip pat liko nusipirkti ventiliatoriaus tai plasmasę, ten laikikliai yra, nes dabar tiesiog neužsimaunu nuo radiatoriaus ir jisai jo negalima pritvirtinti, tai važinėju be radiatoriaus. Taip pat reikia pritvirtinti buferį, nes neberandu varžtų, nežinau kur dingo. Ir reikia uždėti posparnius. Posparnių yra, tiesiog reikia susirasti varžtus ir galima bus dėti. Blem, aš savo kredžias nesuprantu. Išėmiau visą valdymo pečiuko, kad nebepūstų oro. Va, viskas yra atjungta, neveikia. O oro tai vis tiek pučia. Tai kaip suprast? Kaip suprast tokius dalykus, kai va, viskas atjungta ir vis tiek pučia orą. O tarsme, kai reikia, kad pūstų orą, tai nebepučia. Čia kažkokia mistika, ne kregždė, o mistika. Nežinau, išimsiu ežį. Ežys randasi kažkur va ten, paslėptas po apšypkėm. Tai reikės išsimti ežį ir žiūrėti, tai ten, nežinau, jaučiu bus ežys, nes daugiau viską pražiūrėjau, laidai kaip ir tvarkingi. Valdymas čia, tai valdymas negali būti, nes orą tai vis tiek pučia, tai bus tik ežys. Tai va, bandysim imti ežį. Pasirodo, kad ežys yra ne toj pusėj, o šitoj po vairu. Tai va, labai lengvai nusiema. Yra 3 varžtai lygtais. Vienas varžtas čia sukasi, kitas varžtas va ten sukasi ir trečias varžtas čia į plasmasę, jie kartu ten sueina, tai gaunasi va šitoj vietoj. Tai va, ežys irgi yra gan gerai paslėptas, va štai ten, kur dabar šviečiu. Juodas su pilku. Tai va, bandysiu jį išimti, ten yra 2 varžtukai lygtais ir reikės ieškoti pirkti naują. Štai kaip atrodo išimtas ežys, varža, visi skirtingai vadina, bet toks agregatas. Ir aš jį prijungiau, man pučia orą, bet aš per jį padaužiau, pradėjo stipriau pūsti. Paskui padaužiau vėl, atsijungė, reiškia, tikrai jame problema kažkur laidai, nes čia yra tokie schema, laideliai sujungti yra viduje ant tos schemos ir reguliuoja varžą turbūt, nežinau tiksliai, nesu elektrikas, bet va toks dalykas, vien žodžiu jį reikia pakeisti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjai šitą trumpą mano Winterbitterio epizodą. Šiek tiek papasakau, ką padarysiu ir ką padariau kregždžiai per tą laiką, kol nefilmavau video. Taigi, tikiuosi, kad patiko ir jeigu nenori praleisti nei vieno video mano, tai paspausk prenumeruoti mygtuką apačioje ir tu pamatysi tai pirmas. Iki!